istorija apie tai, kaip Rimukas ir gyvenimas pamokė bjaurų mano heiterį. Tai kažkada jau senai iš tikrųjų Instagram'e mane baisiai užsipuolė vienas žmogus, bet ten, komentaruose žiauriai dergėsi, necenzūriniais žodžiais, ten labai labai blogai buvo. Iki tokio lygio, kad jau mes asmeniškai su juo susisiekėm ir paprašėm patylėti. Ir po kokio gal mėnesiuko Rimukas į savo paskyrą gavo žinutę nuo žmogaus su prašymu pakonsultuoti dėl grandinių keitimo. Rimukas labai gražiai pakonsultavo, viską papasakojo. Tada žmogus sako, norėčiau užsirašyti jūsų servisą. Rimukas sako, dėja, bet mes jūsų priimti negalim, nes jūs labai negražiai bendravot su mūsų direktorė, ją siuntinėjot, visaip vadinot. Žmogus labai užsiparino, aišku, ten baisiai atsiprašinėjo, rašė paklodės, kad atleiskit, atsiprašau, aš jaunas, durnas. Šiaip jam ten apie 30 metų, tai jau ne vaikas. Kad va, aš čia nesitvardau, nesąmonių prirašiau. Bet žodžiu, Rimukas pasakė, sorry, mes jūsų į servisą tikrai nepriimsim. Tai va, tokia pamokanti istorija, kad turbūt reikia su visais žmonėmis elgtis gražiai, nes niekada nežinai, kokioje situacijoje gali atsidurti.